Pasirinkau socialinės darbuotojos kelią ne dėl to, kad jisai lengvas, o dėl to, kad prasmingas. Noriu keisti pasaulį, todėl pradedu nuo savęs. Man svarbu būti su žmogum ne tada, kada jam reikia pagalbos, o tada, kada reikia žmogui žmogaus. Nesvarbu, ar tai pirmadienis, ar sekmadienis. Esu sutikus žmonių, kurie sako, tiesiog netrukdyk. Todėl aš noriu būti ta darbuotoja, kuris sakys, kalbėk, aš tavęs klausau. Mano pareiga ir tikslas suteikti laimingą vaikystę šuniukui saugų gyvenimą ir orią senatvę. Sveiki. Sielovadinės rūpybos studijas atradau labai netikėtai. Kartą teko pabendrauti su moterimi, kuri studijavo šią specialybę. Pasigilinus labiau, supratau, kad tai rezonuoja su mano vertybėm ir patirtim ir nusprendžiau, kad labai norėčiau studijuoti. Tiesą sakant, nelabai tikėjau, kad mane priims, bet įvyko kaip įvyko ir aš esu čia ir labai dėl to džiaugiuosi. Su sielovadinės rūpybos profesija esu šiek tiek susijusi, kadangi dirbau senelių namuose. Jiems čia reikalinga ne tik kasdienė pagalba jų buityje, bet ir paguodos žodis, supratimas, išklausimas, ypač tiems, kuriuos lanko artimieji labai retai arba visai jų nelanko. Refleksija man yra galimybė sustoti ir pamatyti kasdienės savo situacijas bei emocijas iš kitos perspektyvos. Ji padeda suprasti, ką aš nešu, kaip aš reaguoju ir ką galiu kitam duoti iš ramybės, o ne iš skubėjimo. Sielovada ir refleksija tampa būdu išgirsti kitą žmogų giliau. Tai ne tik žodžius, bet ir tyla. Tai leidžia jautriau lydėti, būti šalia ir kurti erdvę, kurioje žmogus gali atsigauti, rasti viltį ir sustiprėti. Refleksija man tai kelias augti ir mokytis būti žmogumi, kuris iš tiesų mato kitą. Aš pasirinkau sielovadinę rūpybą, nes šis sritis turi tikrą prasmę, jį keičia žmonių gyvenimus. Visada buvau ta, kuri draugams tapdavo ramsčiu, patarėja ir drąsintoja ir supratau, kad mano pilnatvė ateina per pagalbą kitam žmogui. Todėl šios studijos man buvo natūralus žingsnis. Labai džiaugiuosi atradusi kolegiją, kurioje galiu mokytis nuotoliniu būdu ir kurioje dėstytojai ne tik moko, bet ir įkvėpia. Tai buvo mano svajonė ir dabar ji tapo mano tikrų prasmingų kelių. Ačiū. Sveiki, mėly žmonės. Taigi, kodėl sielovadinė rūpyba atsirado mano gyvenime? Jau 5 metus einu dvasingumo keliu. Po susidūrimo su kritinė liga, kuri šiuo metu mano dideliam džiaugsmui yra remisijoje. Šias studijas taip pat man labai rekomendavo mano likimo draugė, taip pat besimokanti kolegijoje. Pajutau, kad tai gali būti prasmingas kelias, gilintis į dvasingumą, dar labiau pažinti žmogų iš vidaus, o ateityje galbūt padėti kitiems, kurie išgyvena sunkumus ar susiduria su sunkia liga. Mokausi tikrai ne dėl diplomo, o dėl žinių ir vidinio augimo. Nors dar neturiu patirties profesinės šioje srityje, bet studijų metu kasdien įgytas brangias žinias jau bandau taikyti šeimoje, artimųjų rate ir artimoje aplinkoje. Ir pastebiu, kad mokantis sielovados keičiasi ir mano požiūris. Labiau girdžiu, priimu, esu švelnesnė savo ir kitiems. O tai man padeda augti kaip žmogui. Dievo palaimos jums, brangieji.